Labą dieną! Su jumis laida apie ūkį ir bites. Šiandien pakalbinsime poną Albiną, ūkininkaujantį savame krašte. Jis vienas iš stambiausių ūkininkų jo apylinkėse. Ir apžvelgsime jo turimą techniką, padargus, gautas paramas iš ES lėšų. Taigi ir prašome, ponas Albinai, tarkite žodį. Šitągi, suprantate, aš ne bitininkas, reiškia, bet mėšlo vežėjas, kaip sakant. Mėgsta, taip sakant, šūdą vežti. Šūdą vežti, atsiprašau, lietuviškai kalbant. Reiškia, arsime žemelę, kuri duoda vaisių, tokį gerą, žinai, bulvytės, brukiukai, šioto murkytės, reiškia, tokį auginsime vaisių. Na kągi, ponas Albinai, atsiprašau, kad pertraukiau, gal važiuokime į jūsų angarus, apžvelkime, kaip jūs dirbate, kokią dirbimo specifiką, žemės ūkio techniką, sėskime į jūsų prabangų automobilį ir nuvažiuokime, taip trumpai, drūtai tariant. Prašom, sėskit, prašom už vairo, prašom, sėskit, matome, prašau. Taigi, mėly žiūrovai, susitiksime už netrumpos pertraukėlės. Štai ir atvykome pas poną Albiną apžvelgti jo gausaus turto. Ponas Albinas lipa iš prabangaus automobilio. Pirktas prieš 10 metų, ponas Albinas teigia. Ir kiekgi jūs mokėjote už šitą? 15 eurų. Nagi, ponas Albinai, esame brydę ir per baisesnės perkės. Jūs pats savom lėšom statėte, pats kiekvieną, taip sakant, plytelę klojate. Prašau, Gal galite pakomentuoti, kam šis ūkio padargas yra skirtas? Sėlka. Sėlka. Jau atenkas yra. Tai nesabijant dūlį, bet jau kombainas. Pats vairuojate, ponas Albinai? Taip. Ar jūs kiekvienu metu samdote kokių nors papildomų darbininkų? Matote, samdyti labai sunku. Nuolė tenka, ką darysim. Ponas Albinai, jūs girdėjome esat stambiausias šiame rajone ūkininkas? Jūsų plodai yra 1000, kiek ten tų hektarų? Velniai, va, žino, nesuskaičiuojama, tai va, 2000 hektarų? Nėra tai daug. Na, bet švaraus pinigėlio padarote. Nu, tik į tamsaus. Tamsaus. Ponas, pakomentuokite, kurią techniką jūs ėmėt pagal ES paramas tą padarą? Šitą skutiką? Taip. Kiek jis kainavo? Negi ir prieikime arčiau. Pažvelgti iš arčiau. Suprantate, jūs to žiūrėkite. Viskas nauja. Nu ką pakomentuot? Va, 100 000 čia stovi, va. Prieš kiek metų jūs pirkate? Nu, rūkštelė. Prieš nepilnai porą metų, vat. O kaip, ar jums pasiteisino šitą žemės apdirbimo techniką? Taip. Jūs esat patenkintas? Taip. Kiek maždaug centimetrų įleidžiama į žemelę šito padargo? Apie 10. 10 centimetrų. Apie 10. Tai taip jūs teigiate, tai yra optimalus skaičius, norint gerai išdirbti žemelę. Šiaip tai jau taip. Nu, žinoma, kad daugiau tai būtų geriau, bet taip neišeina. 10 jau. O jūs, ponas, klausykit, siejate kaip į ražieną ar arimą? Nu, matai. Siejate į ražieną? Taip. Kokį derlių maždaug išgaunat? Iš hektarų tonų? Na, tai jau daug. Apie 8 hektarų jau tos tonos, reiškia... Iš hektarų? Taip. Bet, matai, vėluk oro sąlygų, matai, suprantu. O kokiu prognozuojat kitais metais derlius? Ot, nežinau, norėčiau gal kokį 10 būtų. Norėtume kartu pasidžiaugti su ponu Albinu ir, neužbėgant už akių, apžvelgti dar rulonų vyniotuvą. Juostinis, variant, Vikan. Jūs jį pirkot naują ar davėtą? Naują. Tai čia taip pat pagal paramą?
Taip. Su kokiu traktoriu, ponas, tempėte šitą padargą? Gindir. Su kokiu traktoriu? Gindir. Ar taip pat naują perkat šį traktorių? Nu tai ne. Tai tu seną graudą nusipirksi, tai žinai, nedarėsi žinoma. Ponas Albinas seno šūdo neperka. Nu pažiūrėk, jisai naujai turutėlis, nu ką ponas. Nu, pažiūrėk. Albinai, ponas Albinai, kiek maždaug jūsų ūkis yra vertas pinigų? O, paigutėlė, 1 milijonų, jeigu nedaugiau. Aišku. Gal kažką galėtumėt pakomentuoti apie šį savo naują Folstrit markės kombainą? Kiek hektarų jisai gali nukrūti per dieną? Oi, daug. Apie 10, jeigu nedaugiau. Nu, žiūrėk, kaip orai, matai, čia suprantate. Kaip? Nu, tik atikas, dirb. Ai, ne. Tų žvirlių, žinai, kaip dabar daug, tai juos pasodinėva, tegu jie kūla, a ne? Nu, taip nebūna. Gal galite iš arčiau pradėti savo kombainą? Štaigi, ponas Albinas, pademonstruokite, kaip veikia šitas mechanizmas. Kaip jisai veikia? Jis labai paprastai, va. Čia, žiūrėk, kaip jisai gražiai nusvežia. Pažiūrėk, liuks, lipi savo, sėdi ir važiuoja, va. Ir jau reikia, kai važiuoja, reikia pamosikuoti. Va, matai. Čia viskas yra labai techniškai. Šis kombainas labai modernus, stebint. Modernus, čia praktiškai nedaug kažką reikia dirbti. Bet, žinai, šitą tai reikia keravoti, va, matai, nes jisai tas nevažiuoja, matai. Navigacija čia neįvė. O jūs, ponas, ar esat patenkintas šiuo kombainu? Taip. Ar jis jūs nenuvylė? Klasiškas kombainas. Geras, ne? Taip. O kaip jisai nuostolių jums neneša, derliaus nebarsto? Nu, šiaip praktiškai, nu, žinai, nu, kažkokios nubyra dalelėje. Praktiškai labai, nu, nuostolių. Žiūrėkit, ponas Ar jums konkurentai pavydi šios technikos? Nu, ko gero, kad taip. Jūs šiame krašte esate, kaip pasakyt, moderniausios technikos savininkas? Jūsų ūkis yra pažangiausias? Šiaip, ką te žmogus žinai, ale kad musėt, kad nors ir riečia. Žiūrėkit, ponas Albinai, Kaip jums sekasi su moterimis? Jo, kaip su moterimis? Ar nepuola barakudos? Nu, kad barakudų nėra, o geros buvos nei. O jūs, ponas, norėtumėt kažkokią tai moterį susirasti? Nu, o tai jeigu būtų, tai aš girdėję priklausiau. O jūs kiek vaikų gali turėti? Gal nusileiskime žemyn ir prateskime šitą temą? Nu, galima, žinoma, kad galima. Tik aš tai dalykus, ne? Nagi ir prašau, tęsiame temą apie moteriškas pažintis, taip sakant. Kągi jūs galėtumėte pasakyti apie savo asmeninį gyvenimą? Nu ką? Kaip suprast, žinai, jeigu tai jau tokį būsi plona, tai žinau, aš tave kur norėsiu nešiu. Iš tikrųjų, aš sveikatėlės tikrai turiu, jau ant to nesiskundžiu, yra kelias. Kiek girdėjom, esat švariai sąžinės žmogus? Nu tai, rupuža. Pradėjau šį verslą kontrabandos būdu? Taip, ponas, trumpai gal galėtumėt pakomentuoti, kaip jūs pradėjot plėtoti savo ūkį? Nuo ko pradėjot? Nuo cigarečių. Nuo cigarečių, čia kaip ir visi ūkininkai. Cigarečių pakelis, paskiau rajelė buteliai, ir visa kita. Ale aš grūdą nepaugiau. Bet ar jūs šiuo momentu esate sulegalinę savo ūkį? Taip. Žmonės sezonų metu pagalbiniai, kai dirba jie... Pavogti. Ar jie legaliai pas jūs dirba žmonės sezonų metu? Taip. Kiek žmonių samdo sezonų metu? Kiek tas daug? Tai kiek reikia? 5 užtenka. 5 žmonių užtenka jums? Užtenka. Ar jūs, ponas, ar jūs savo naują vakarietišką techniką patikėt, kitaip tariant, kaimo latrams dirbti? Ne. Nepatikėt? Ne. Tik rimtiems žmonėms? Ne. Jo. Kadangi pas jūs yra moderni technika, gal kažkiek savo pramogai mėgstate ir su arkliu paryti?
sunkia žemė? Arėjau. Avit vadinasi. Bet čia savo pramogai turbūt. Nu kaip pramogai? Daržiuką, laukiuką, žinai, girdi, vat, jau kūras tau nedega, jau tu pinigą nedegini, nu tai kaip yra, va, tik jam paduodė vežaus į galą. Aišku. Kažką gal galėtume dar plačiau pakomentuoti apie savo ūkį? Dabar šitągi... Kiek esate iš vis gavęs Europos Sąjungos paramų? Čia, matai, yra paslaptis. Čia virš milijoną daugiau. Paskui atimsė. Kokias jūs, kaip jūs saugot savo ūkį nuo vagių? Esame girdėję, kad iš jūsų yra pavogę vieni kaimo latrai 100 litrų dizelinį kurą? Ne, daugiau. Ir kaip jūs su jais atsiskaitėt? Teks jungti elektrą. Jūs naudojate žiaurius metodus skaitinimą. O kokias jūs pareigas, ponas, užimdavot Kolūkio laikais? Girdėjome, buvote pirmininkas? Na, ne, taip smarkiai, nu, tai žinai. Gali pirmininkas gali būti, va, suprat. O jūs kaip Kolūkio laikais Va, buvot aš patenkinti? mano mašiniuką žiūrėjau. Jau stoj, man reikia langą, biškį nuvalyt, va. Tai, žinau, supūs, paskiau pinigą tai. Ponas, gal žadat kokią pirkti naują automobilį? Nu, tai, žinau, nežinau, matai, kaip parama, jeigu dabar, tenka, kaip ne. Kokį žadat pirkti? Nu, tai, BMW, kitokio ne. Kągi, ponas Albinai? Liks, po tokia, ble, penkina. X5 žadat pirkti? Taip, ką? Kokia yra šios dienos jūsų dienotvarkė savo ūkyje? Kokius darbus atliekat šiai dienai? Šiandien. Remontai ar kas? Kiaulę papjovą. Matome, jūs nešiojat kepurę Kesko Agro, esate kažką ėmęs iš šios firmos kažką? Ką ėmė? Plūgus turbūt ir Nu, traktorius? taip, ką Plūgai ir traktorius. O kaip esat patenkinti šiais traktoriais? Taip, labai gerai. Ačiū labai, kad apsilankėte. Mūsų filmavimo grupė taip pat dėkoja ponui Albinui už plačiai atvertą širdį, už plačiai atidarytas šio angaro duris. Dėkojame, ponas Albinai, tikrai labai širdingai dėkojame. Reiškia apsilankymą, sekantį kartą apsilankysim, Sekantį kartą apsilankysim, kai teks pjauti ir nuimti derlių. Taip. Kągi? Ką, sėskite savo automobilį? Sėskite savo prabangų automobilį. Važiuosime jūsų ūkį, valiavo? Taip. Va taip.